kiek laužų, kaip rykščiuoja aplink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Prie kiekvieno buvau pasėdėjęs kadais. Su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais. Nuo kiekvieno širdį kaip pirštelę nešu. O mane ar girdi, prie laužų, prie beržų. O mane ar girdi? Nesakyk netoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakirti, jie liepsnoja laužai. Nesakyk netoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakirti, jie liepsnoja laužai. O manęs ar klausais, ties ugnelė žara. Ar likau su visais, nors mane šiandien nėra. Pasisirinktumei tu, jei prisėsčiau šalia. Aš ir vėl išeinu su pušė šakele. Su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais. Nuo kiekvieno širdį kaip pirštelę nešu. O mane ar girdi, prie laužų, prie beržų. O mane ar girdi? Nesakyk netoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakirti, jie liepsnoja laužai. Nesakyk netoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakirti, jie liepsnoja laužai. Nesakyk netoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakirti, jie liepsnoja laužai. Pirmasis šokio aštuonetas. Su dešinė koja žengiam į dešinę pusę, pasiruošiam dešinį spraksiuką ir dešinį klubą. 4 kartus į dešinę pusę pasiūbuoti. 4 kartus į kairę pusę pasiūbuoti. Antrasis šokio aštuonetas. Dešinę koją žengti, kairę pristatyti suploti, kairę žengti, dešinę pristatyti suploti. Tada bus greifein į dešinę pusę ir jo metu braižome vaivorykštę. Žengt kryžiuot, žengt pristatyti. Trečiasis šokio aštuonetas. Kairę koją žengt, dešinę pristatyti, dešinę žengt, kairę pristatyti ir vėl braižome vaivorykštę į kairę pusę. Žengt kryžiuot, žengt šalia. Ketvirtasis šokio aštuonetas. Dešinę koją žengt tiesiai. Bum su klubu nuleist, bum su klubu nuleist ir aplink save suksimės pusę rato, po ketvirtį pasispiriant dešinę koją ir rankomis vyniojant aplink save. Ketvirtis, ketvirtis. Šokis nuo pradžių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šiame šokyje yra intarpas 8 skaičių. Pašokame pilną ketvirtą sieną ir jos pabaiga ir tuomet bus 8 skaičiai. Tai dabar pabaiga yra ketvirtos sienos 1, 2, 3, 4 ir tada statome dešinę koją į šoną, rankas keliame į viršų ir jas nuleidžiame.
Tai užtrunka 4 skaičius. Į viršų ir 4 skaičius žemyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir tada viskas nuo pradžių. Ir šiame šokyje turime pabaigą, kuomet paskutinėje sienoje turėtume atsisukti nugarą į žiūrovą. Tačiau vietoj to, kad daryti pusę rato, darome pilną ratą po pusę rato. Taip, žengt, pasukt ir pabaiga.